Nu, kaip nuotaikos? Puikų rytą. Puikų rytą. Po antros nakvynės pradėsim trečią kelionės dieną. Vėjas, lietus, visas pats smagumas. Ne? Šitą. Kažkaip išvažiuosim. Naktį turėjom lietaus labai smarkaus, palapinė leido, nežinau, ten pirmą bateriją baigęs, spėjom papasakoti tos nuotykius. Tai biški šlapiai, bet nebaisiai. Tai va, dabar link Flensburgo judam ir po pietų greičiausiai pasieksim Daniją. Tadam, judam. Kur jūs matė dviračių taką prie jūros? Hello? Klausiau, kaip jums takelis? Tai laukiu. Ai, metė, aš galvoju, kad tą nusirakė ant to molį. Sustojau, sakau, reikia plembo varyti atgal. Tai gerai. Dabar važiuojam link Flensburgo, dabar visai geras tas gyvėjus. Nei ką, biškį palyta. Eurovelo takas. Šalia Baltijos jūros. Tokios stotelės padarytos dažnai būna. Šiek tiek linuoja, stipriai. $20 kg, tai važiuojam panašiai keliais tokiais. Tai dviračių takas šalia, tai nėra, tai yra. Kalnas, pakalnė. Visur panašus. Vokietijos pakraštys, netoli Flensburgo. Važiuojant, neatsimenu miesto pavadinimo, Pilaitė turėtų būti. Kažkur tai. Vėda, nežinau. Gražiai Pilaitė prie ežero. Privažiavom netoli Flensburgo. Gliukenburgo, kaip ten pilis, ne? Gliukenburgo. Važiavom. Grožėmės pilim. Šiaip gražiai atrodo, ezerėlį kažkokiam. Užtvankai, ar kas čia neaišku. Saloj tokioj biškai. Tarp ančių. Šitos pilies vidinis, ne vidinis, bet priekiemis kažkoks. Priestat. Pica. Turim prie pilies. Pica prie pilies. Žiauriai gerai. Žiauriai gerai, turkišką picą Vokietijai. Prie pilies. Nukris nuo staliuko. Paskanaus valgoma, ne? Draugė tu? Draugė. Draugelį. Ne, draugė, draugelį.
Koks tai bičą turi. O, jau turim. Gal man leidė valgyti. Pagrinus. Koks dviračio takas ties Flensburgu. Gražus, šalia jūros. Įlanka. Laukia kalnas. Flensburgas. Laikas. Laikas išgerti vaistų. Tai va, atvykom į Flensburgą. Biškai prisėdom, nes buvo žiauriai kalnų turėjom. Kokių kalnų turėjom, va dar nesam tokių, kur turėję, ne? Žiaurių. Kas viečio Klono Sutra, atsisuko blieka. Atsisuko blieka. Pasakysiu taip, arba surinkimo kokybė čia yra žemiau nulio, arba labai nekokybiškai Klono Sutra dviratis daro. Dabar kaip palyginimas, dviratis už 400 eurų už nugaros stovi ir dviratis... Jo, už 400 tasai stovi. Šitas už 2000. Šitas neturėjo jokių problemų, nei nieko. O šitas kiekvieną dieną turi. Tai tas atsisuko, tas iškrito, tas atsijungė, tas bagažinė nukrito. Su visom tašėm, nes nedaviršti varžtai arba ten nefiksuojas jie. Blieka atsisuko į ratą, varžtas įėjo. Nu, daro vienas bus laukiantis defektas. Ištrūko ar kažkas, tai rankenėlė šleba. Bėgių, bus kažkoks momentas, įtariu, kai bėgių nebus. Vat, laukia vis naujų iššūkių čia su juo. Nu, važiuot gerai, bet remontas tai pastovi. Kaip Fordas, Fixo, Rapa ir Dėdlį. Ačiū. Gražiekit. Ką? Taip, o ko tu norėjai senamiestis? Va, dabar esame Danijoje. Šitą gražią pakrantę ten judam tolyn link horizontą.
O dabar va, toj pusėje yra Vokietija, kur mes praleidom 2 dienas keliaudami. Ir ten važiavom, ten per Flinšavą. Daniją, apsukom tą visą įlanką. Tai pradėjom ten nuo horizonto, šitos, kur matos salos, skardžiai tie va nuvirtę, kur daugiabučiai namai ten matos. Iš tų namų tam tarpę nakvojom, paskui važiavom per mišką, ten tais vingiais kalnais, ten nu, to keliukais, ten visokiais sunkeliukais, miškais, va tais. Už to bokšto Gaštatas, ar kaip ten tas pilis, kaip tokia fainė ežerė buvo. Ir toliau visur tenais, žiūrėm, kalnai po kalniam. Flinšau, ar kaip tas miestai, nebeatsimenu, jis parašyta Trapapačia. Ir čionais atlikim. Tai dabar tikslas, tai jo, nuvažiuoti toliau iki ano galo, tos salos iki kelto. Bet klausimas, labai stiprus vėjas, tai tiesiai dabar į kaktą įsimum. Tai štai, sustojom ledų ir atsigerti. Tokiai fainai parduotuvikiai. Nieko sauskit, tiek nusipirkom 4 buteliukus vandens. 2 kažkokios spraito, 2 vandens. Tai vandens pusę litro buteliukas kainavo 2 eurus mūsų pinigais. Spraitas 3 eurai. Ledai 4 eurai. 1 porcija, 2 porcijos. Tai va. Jaunam Danijos keliais. Nestebuklas. Kažkokia tikėjomės daugiau nei iš tikrųjų pamatėm. Vokietijoje ne ką prasčiau. Yra prieš vėją į Sonderborgą, į Lidlą, kad spėt nusipirkti vandens, nes nebėra vandens. Pagerti norisi. Reiks spėti, kaip uždarim. Nes kitaip šakės daugiau. Kažkaip 6 valandą sudaro vis. Lidlas biškis duoti. Superiniai danų keliukai. Nešienauta žaliai iki kaklo, gali iki galvos. Reik prasilenkti tašiam, gali į žolę. Duvo stelpa. Suoliukų nei vieno. Baisus danų keliai. Gal tik asfaltas geresnis nei pas mūsų studienėjo gero. Tas būna, kai stipriai pirsteli iš namo. Kas tu pirsteliai? Abomba davai. Niekam. Tai va. Esam Danijoje. Kažkoks monumentas. Sugriuvęs, neaišku, kas čia buvo. Nesuprantam daniškai. Tai va. Čia gerai matos mūsų kelionės epopėja. Šiandien 3 dieną, ne, kaip važiuojam. 3 jau. Tai ten toli. Kylis. Ten atplaukiam. Tai tas visas per 3 dienas. Tas visas horizonte. Ten, per Flensburgą, paskui ten, pilis matos Flensburgą. Čia. Ir atputėm. Dar liko nuvažiuoti tenai. Liko nuvažiuoti tenai. Iki kelto. Bet ten turbūt mes greičiausiai nakvosim. Kempingę prie kelto. Šiandien su keltu nesikelsim. Iš idėjos galėtumėm spėtumėm. Bet mes nežinom kitoj pusėje, kur nakvoti, jeigu čia jau suplanuota. Jo. Tai va. Abiukas šonas. Rytą pliautė. Vokietijai. Sigiedrijo. Šiek šilta. Šokų, šortukus. Upas geras, bet sunki trasa. Kalnai tai žiaurus buvo. Tokių kalnų dar nesam važiavę gyvenime. Kas sakė, kad čia lygiai šalis, tai nežinau, nesutikčiau, kad čia plokštumas.
Tokių plokštumų paieškoti reikia, kaip sakant. Kaip tiltas kils. Na va, važiavom, viskas mums nebeleidžia važiuoti, trampliną pastatė, sakė, dabar įsibėgėkit, peršokit. Pakilo į vis viršus, stačias. Na, va tas jachtelis tenai plaukia. Jachtuką praleis. Taip atrodo tiltas. Jau dabar neįvažiuotum niekaip į tokį statumą kalną, ne? Nekaip. O tai nie ten kaip, man irgi plauks. Ai, tai turbūt surenka chebra, o kaip praeina laivas. Štrapą čia. Jeigu visi kaip davė gazą, atsidarė tiltas, jis visiems dabar jau laukia. Ir varysim tą. Ten vat būtent tai ir yra. Šiaip aš galvoju, normaliai toliau, ten parkas tiesiog su tuo namu. Jeigu po to ir varom. Na, matys. Tai po tą krantinę prasivažiuotumėm. O, taip laivelį suplaukė. O Lietuvoje negalima auginti aguonų, o Danijoje augink savo sveikatą. Nieks nedraudžia. Pilnas laukas aguonų. Nu, pagerėjo takai, Dana, biškį. O ne? Šiek tiek. Žolės nešienaudas, bet takas biškį geresnis, platesnis. Hello, madam. From where are you? A jūs lietuvė? Oh, yeah, radau lietuvę. Lietuvė, ne? Na va, koks takas. Atrodo, kaip važiuotų mašinų keliu, bet čia dviračių kelias. Bet kadangi tačiau į vakar jau mažiau tų dviratininkų kitų. Čia reikės gazą duoti, kalnais. 10 km liko į kempingo, valio. Pirmas kempingas, suplausim, įsiskalpsim, nusimaudysim ir netgi pasikrausim kažką. Lekiam dviračių žiedo. Kur vezija, kur važiuoti, ten. Įsikūrėm Danijai, Lensburgo kempinge prie jūros. Lauksim kelto rytoj. Šis burgės susiveriam. Lęšiai su dešra. Ir skanu. Išsiarksti gerai viskas. Na, šiandien turėjom sunkią dieną. Daug kalnų. Sakė kažkas, kad šita Danija plokštumas 800 sukėlimas. Nuvažiavam 95 kilus, 800. Bet pas manęs nebuvo 95. Taip pat nepaleidom viską. 800. Ar gali pabaigti? Baig. Ar mes turim? Ko? Dešvas turim. Turim. Tai va, sunkiai varėm prieš vyją. Ir dėl tokio sukėlimo, tai čia rimtai buvo.
kad nuvarėm, kur planuota, pagal grafiką. Kai kas bambijo. Aš visada bamba.